Apskritimo ilgis. Apskritimo ilgį galima būtų pavadinti kaip apskritimo perimetru arba viso apskritimo lanko ištiesinto iki tiesės ilgiu. Ilgis žymimas C raide. Apskritimo ilgį apskaičiuojame pi padauginti iš d. Tai yra iš apskritimo skersmens arba 2πr, nes skersmuo tai 2 spinduliai. Pi yra graikiška raidė ir yra matematinė konstanta, tai yra pastovus nekintantis dydis. Apskaičiuojama apskritimo ilgį padalinus iš apskritimo skersmens C padalinti iš D. Kiekvieno apskritimo ilgio ir skersmens santykis yra vienodas ir yra lygus apytiksliai 3,14. Tai pi lygų apytiksliai 3,14. Duotoje užduotyje reikia apskaičiuoti apskritimo ilgį. Žinomas apskritimo spindulys, jo ilgis lygų 3 cm. Tai skersmuo bus 2 × 3 = 6 cm. Ilgį apskaičiuojame pi padauginti iš d. Apskaičiavus gauname apytiksliai 18,84 cm. Arba 2πr apskaičiavus gauname apytiksliai 18,84 cm. Ko mokys? Apskritimo ilgis. Kas yra apskritimo ilgis? Kaip apskaičiuoti apskritimo ilgį? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.